Labas, kaip laikotės? Ilgokai nekalbėjom, nesimatėm, ar ne, bet grįžtu pas jūs su 2025 metų prognoze bei apžvalga ir pasižiūrėsim, kas mūsų laukia. Mažiau YouTube dedu dėl to, kad dirbu ir su asmeniniais klientais, bei asmeniniais būrimais ir bendruosius būrimus daugiausiai dedu į TikTok bei Facebook. Tai jeigu nesate manęs pasekę TikTok arba Facebook'e, galite tą padaryti, ten vadinuosi Dovilė Taro. Taip pat galite užsisakyti nuo šių metų sausio 1 dienos mėnesinę būrimų prenumeratą, jos kaina yra 11 eurų. Jie įeina 5 mėnesiniai video nuo 10 iki 15 minučių trukmės kiekvienas. Pirmajame gausite mėnesio apžvalgą su bendruoju aptarimu bei pasigilinimu į atskiras gyvenimo sritis ir taip pat panašių formatų yra padaromos 4 to mėnesio savaičių prognozės. Jeigu norite užsisakyti, galite kreiptis į mane elektroniniu paštu dovilestaro@gmail.com. Prognozės šitos ir apžvalgos yra bendros ir gaudančios energiją tų žmonių, kurie užsisakė prenumeratą. Taigi viskas, dabar keliausime prie pasirinkimų ir kasgi jūsų laukia 2025 metais. Turime 3 pasirinkimus ir pirmasis, taip jau sutapo, yra gyvatė. Gyvatės metai turim gyvatę. Antrasis pasirinkimas turim erelį. Ir trečiasis pasirinkimas turim asiliuką. Pasirinkite tą, prie kurio šaukia labiau jūsų intuicija, galite pasirinkti ir 2, gal ir 3 ir keliaukite tą laiką, kurio kalbėsiu jūsų grupiai. Iki. Nu ką, labas, gyvačiukai. Taip jau simboliškai sutapo, kad pirma ištraukta pasirinkimams korta ir buvo gyvatės korta. Visų pirma, man gyvatė siejasi, bent jau man asmeniškai, su tuo odos numetimu ir su tokiu periodiniu ir reguliariu vis atsinaujinimu. Tai man yra jausmas, kad tie, kas pasirinko gyvatę, jūsų pagrindinė misija yra atsinaujinti, išsineti iš senos odos, pakeisti gal netgi įvaizdį, gal išvaizdą, gal ir jūsų asmenybės tam tikras dalis. Ir patapti šviežia atsinaujinusią jūsų paties versiją. Ir kita vertus irgi tas aiškinimas sufleruotų tai, kad vis tik yra dalykų, ką jau reikia palikti. Kad, ar tai mes kalbam apie santykius, apie svajones, gal netgi, kurios jau nebesutampa su jumis, apie kažkokius tikslus, projektus, ten darbus ir taip toliau, ne? Tai vėlgi pasižiūrėsim, bet gyvatė vienaip ar kitaip man duoda tokį pasikeitimą, transformaciją į gerą, į originalumą ir plus dar į tokį prikaupimą tarsi drąsos, rezervo ir motyvacijos būti savimi ir nedaryti kompromiso dėl to, kas jums patinka, ten ką jūs dirbat, su kuo jūs draugaujat. Toksai gyvatė tarsi irgi simbolizuoja tiesų, aišku pasirinkimą. Jeigu noriu, tai noriu, jeigu ne, tai ne. Tai ir šitoj kortoj parašyta gyvenk pagal savo dievišką pašaukimą, pagal savo dieviškąją prasmę. Ir irgi toks jausmas, kad tie, kas pasirinko gyvatę, 2025 metai yra tie metai, kada pasimatys tikroji jūsų charizma, šviesa, tas dieviškumas, tai jūsų tikroji šviesa, tapsite labiau savimi, nebijosite dar labiau pasakyti, ką galvojate, nebijosite bendrauti su to, ko norite, rengtis taip, kaip norite, valgyti tą, ką norite ir taip toliau ir panašiai. Tai toliau dabar žiūrim, dar ištraukiam porą kortų irgi, kurios nusakytų bendrąją energiją šitų metų jums. Taip, kaip tik ir turim 2 kortas. Labai gerai turime gausa. Tai labai jau gerai, ne, kad čia gausa mums gavosi. Ir prasmingas gilus gijimas. Toks labiau gal emocinis, bet aišku, tie, kas turite fizinių problemų su sveikata, žalia spalva irgi duoda gerą ženklą. Labai bus geras laikas pasitaisyti, pasikoreguoti, gal pasioperuoti, jeigu ten kažkam reikia ar ne. Bet kokiu atveju, tiesiog pagyti arba, ženkliai paspartinti gijimą ten, kur to reikia, jeigu turite kažkokį tai
fizinį sunkumą ar ligą, o iš emocinės ir psichologinės pusės irgi sako, kad labai geras metas čiupti jauti už ragų, ir jeigu turit kažkokių psichologinių sunkumų arba emocinių, arba kažkokių traumų, kurių nešiojatės iš seniau, atrodo netgi pats gyvenimas duos jums šansus, pagalbą, ten gydytojus, specialistus, psichologus ar ką tik tai reikia, ar ne, taip pat ir pinigus, kad tas gyjimas būtų ir kad jis būtų sklandus ir sėkmingas. Tai iš tikrųjų labai sėkmingi metai. Grįžtant prie pinigų, nu taip, gausa, kas pirmą šauna į galvą, tai pinigai, tai gali būti, kad iš tikrųjų išmoksite gauti daugiau, užsidirbti daugiau ir toks, kad netgi labiau atsiversite gausai, nes, na, pinigai nebūtinai per darbą, ar ne, gali mus pasiekti, bet pagrinde per mūsų tokį tikėjimą, kad jie gali iš bet kur, bet kada ir daug, ar ne. Tai va toks, kad tarsi tiesiog atsiveriam gausai, nu ir nebūtinai pinigams, ir meilės gausai, ir harmonijos gausai, ir sveikatos gausai, ir draugystės gausai, ar ne. Ir panašu, kad šiemet, jeigu kažkurie dalykai sunkiai tarsi buksavot ir buvot užstrigę, nu, vat kaip smėlį, kaip dykumos ralė, ar ne? Jeigu buvot pastrigę ir bandote išsikasti ir spaudžiate tą gazą, ratai sukas ir nieko ten, va šiemet atrodo viskas, pagaunat ir išvažiuojat ir tada jau tiesiai šviesiai į savo tikslus. Tai toks atrodo iš tikrųjų lūžio metai, transformacijos metai, nu ir transformacija kol kas visai į gerą, netgi labai į gerą. Tai dabar pasižiūrėsim per atskiras gyvenimo sritis. Pakeliausime gerai, aš dabar šitas kortas šiek tiek patrauksiu. Gal gyvatę palikim. Taip, tai dabar per atskiras gyvenimo sritimis pakeliaukime ir pasižiūrėkime, kaipgi seksis jums. Gerai, tai dabar bendroji apžvalga prognozė, kas liečia meilę santykius, ką mes iš šitos pusės galime pasakyti. Kas liečia darbą, pinigus ir kas liečia emocinį, psichologinį augimą, nu ir fizinę sveikatą. Gerai, pradedam nuo santykių. Taip, 3 lazdos išduoda, kad yra plėtimasis augimas. Nu tai tie, kas turite santykį, tai panašu, kad jį tęsite. Jeigu santykis naujas, panašu, kad santykis turi labai gražią perspektyvą išaugti ir patobulėti. Jeigu esate vieniši, matau, kad pradedate dairytis ir kad perspektyva, tai yra, nu, tokį kaip tikslą, užsidedat savo ne tik, kad svarbu, kad būtų tie santykiai, belė kokie, bet svarbu, kad tas santykis būtų tikras, kad aš jaučiau ryšį, kad žmogus su manim jaustų ryšį, ne? Tarsi pradedate ieškoti tokio iš tikrųjų sielos draugo, sielos žmogaus. Ir tas laikotarpis, kada gali ta galimybė pasirodyti tokį žmogų sutikti, sakyčiau, būtų pavasarį šių metų. Gali būti, kad atsiranda. Kokiomis aplinkybėmis gali būti kelioniai, ten komandiruotėjai, arba kažkokiam arba vakarėlį, arba tiesiog tokiose aplinkybėse, kada atrodo atitrūkstate nuo kasdienybės ir padarote kažką tai tokio, kas netgi gal jums ne visai būdinga, arba ko nedarote dažnai. Ir tada atsiranda galimybė, na ir tada, aišku, tik nuo jūsų priklausys, kiek jūs tą galimybę vystysite, bet bent jau šansą sukurti santykius tikrai matau, o tie, kas turi santykius ir romantinį partnerį, tiesiog matau, kad per šiuos metus daugiau kažkaip vienas su kitu gal veiksite visko, daugiau prisigalvosite pramogų, tų pačių kelionių ar išvykų, ar ten kažkokių tais renginių ir dažniau vienas su kitu kalbėsitės ir netgi labiau vienas kitą pradėsite pagauti ir be žodžių. Tai matau tokį tikrai labai gražų virsmą ir santykiuose. Visuose kituose santykiuose, nebūtinai romantiniuose, matau, kad labai filtruosit, su kuo bendraujat, kada bendraujat, kaip bendraujat, neapsikrausit santykiais, kurie dėl reikalo, dėl statuso, dėl įvaizdžio, o iš tikrųjų ieškosite gylio. Ir kada jau čia tas toksai irgi lūžis pas jūs, nu tai vat sakyčiau pavasaris. Nuo kovo prasideda toks, kad visi jaučiatės drąsesnis, vis tik tais pasistatyti sienas, ribas santykiuose ir žinote, kuriuos žmonės prisileisti, o kurių geriau ne. Gerai, keliaujam dabar į darbą, pinigus, ką mes turime. Nu tai pergalės korta, ką mes sakėm, gausa, ar ne? Darbo bus, sufleruoja 10 lazdų, žmogus turi atsakomybių, turi darbų, ne, bet neišsigaskim. 6 lazdos sako, kad su visko puikiai susidorosim. Kas yra tai, kad bus ryškesnis lūžis? Ramiau buvo, nebuvo ten gal per daug darbų, gal net per daug tikslų neturėjote, gal galėjot pailsėti.
kažkiek laiko. Ir staiga žiūrim, darbas, atsakomybės, klientai, užsakymai ar ten kažkokie projektai, ne? Yra toksai vėlgi lūžis ir jūsų, sakyčiau, pavasaris yra. Jūsų grupės pavasaris nuo kovo prasideda tas, kad iki kovo dar galit biškiuką pasireguliuoti, labiau skirti laiko pasvajojimui, pasigydymui, ar ne, ir terapijai ten kažkokiai. O jau nuo kovo viskas kimbam į darbus, darom, bet ta prasme, nors krūvis padidėja, tarsi atsakomybėse, kas liečia darbo realizaciją, bet nenusimuša jūsų entuzijazmas, ar jūsų jėgos, ar jūsų gyvybingumas, viskas yra puikiai, jūs netgi su džiaugsmu pasitinkat, ačiū Dievui, galų gale gaunu tai, ko esu vertas, ir pergalės kortą išduoda, kad realiai net per pirmą pusmetį, pajusit labai didelį pakilimą tiek piniguose, tiek apskritai tokioj realizacijoj ir pasitenkinime savimi. Ir kad šie metai iš tikrųjų, taip gal drąsu sakyti ar populiaru sakyti, bet duoda tą lūžį. Kiek tas lūžis bus, aišku, kiekvienam savaip, ar ne, ir kaip tai pasireikš, bet tai, ko šiuo metu trokšta jūsų širdelė, tas lūžis į gausą, į padidėjimą, į populiarumą galbūt, ne, jisai atsitinka ir labiau taip į pavasarį, ir per pirmą pusmetį jūs tiesiog mėgaujatės, kad ačiū Dievui, galų gale. Pasižiūrėkim, nes taip kažkaip į pirmą pusmetį suvedžiau, antrajame pusmetyje darbas, pinigai. Tiesiog tęsiam, užtikrintai tęsiam, viskas tvarkoj, kliučių iš tikrųjų nematau, tai toks, sakyčiau, įsivažiavimas iki pirmo pusmečio, o paskiau jau viskas, varom. Tempas didelis šiais metais, ypatingai nuo pavasario, tai čia nėra ką slėpti. Bet suprantat, rasit kada ir pabaliavot, ir pakeliaut, ir pailsėt, labai kažkaip atrodo suderinti, išmokstat, darbą, šeimą, laisvalaikį, draugus, tokius dalykus, nepamirštat kartu ir kad reikia pasirūpinti ir savo vidiniu pasauliu, ir puikiai išlaikot balansą. Šaunuoliai iš tikrųjų. Gerai, tai tiesiog apibendrinimui emocinė, psichologinė būsena, irgi turim drąsų, jauną, užsivedusi žmogų, tai yra jūsų simbolis, labai jums norėsis gyventi, patirti gyvenimą, išmokti naujų dalykų, pabendrauti su naujais žmonėmis, iš tikrųjų neturiu prie ko prikipti, kažkokie tai šaunuoliai esat. Bet jaučiu, suprantat, kad tie, kas pasirinko gyvatį, tai atėjot ne iš pačio geriausio jausmo ar ne iš pačių geriausių laikų, iš tos pusės, kad pakentėjot, pasimokėt, pasidarėt išvadas, padirbot, šaunuoliai. Ir 25 metais nuo kovo prasideda iš tikrųjų visai kitas laikotarpis, kada netgi jaučiatės visai kitaip ir toks, ačiū Dievui, viską, ką padariau, davė man naudą. Ir galit vaisius po truputį raškyti. Ir atgimimo korta, irgi rodo, kad tarsi atgimimas išsinerėt iš tos odos, ar ne, ir suprantat, kad, ačiū Dievui, kad nepasidavėt. Kad varėt ir kad tikėjot vis tiek savimi, nors kai atrodė ir nebetikėjot, ir kai pasidavėt, iš tikrųjų nepasidavėt. Jūsų iš tikrųjų, nebijojimas išgyventi visko, ką jaučiat, ir nebijojimas kartais pripažinti, kad viskas, pasiduodu, nemoku, negaliu, ne? Kad tas irgi nėra pasidavimas, kad tai yra tiesiog pripažinimas, kaip jūs tuo metu jaučiatės, atsikeliat, nusikrato dulkės ir varote toliau. Ir tas atsiperka, esate tikrai šaunuoliai, 25-aisiais turėtų lydėti tiek gera savijauta dėl paties savęs, tiek pinigai bei sėkmė. Ačiū, kad žiūrit, primenu, jeigu norit tiek asmeninio, aišku, būrimo, tiek galbūt ir prenumeratos mėnesinės, parašykite elektroniniu paštu. Ačiū, iki. Labukas, tie, kas pasirinko erelį, šitoj kortoj prašyta siek drąsiai savo svajonių, realizuok galimybės, raktinis žodis drąsiai. Drąsiai, vikriai, stipriai, ne? Ir erelis irgi yra toks gyvūnas, kur skraido aukštai, ar ne, ir turi tą matymą, tarsi iš kitos perspektyvos. Tai jūs 2025 metais pamatysite irgi tam tikrus dalykus, santykius, darbus, svajonės, iš kitos perspektyvos. Ir galbūt būtent ta kita perspektyva yra tai, ko jums reikia, nes galbūt buvote užsibuvęs jau ir komforto zonų ir tokiam tarsi saugume, ir ta perspektyva, kur galbūt jau tęsiasi daugybę metų, ir iš tos perspektyvos nėra šanso kažkaip kažką daugiau pamatyti ir realizuoti. Ir 2025 metai, įtariu, bus metai, kurie jūs išmes iš komforto zonos, duos galimybę pamatyti tą kitą perspektyvą, bet ir dėl to, kad to reikia.
kaip sumažinti, kaip sakant, tą nepatogumą išeinant iš komforto zonos ir kad iš tikrųjų išvengti gal tokių staigių gal perversmų gyvenime, tai žinoma dirbti su savimi ir reguliariai. Kokį būdą pasirenkat savo vidiniam, psichologiniam bei dvasiniai geroviai palaikyti, tai priklauso nuo jūsų, aišku, ar tai psichoterapija ir meditacija, ar ten joga, ar šokiai, ar kvėpavimai, ar pasivaikščiojimai, ar bet kas, ar ne. Bet va toks jausmas iš karto noriu jums patarti. Raskit būdą. Ar knygos, ar filmai galų gale, irgi gali būti, ar ne? Kas mus ramina, harmonizuoja. Tai, kažką tai tokio reikėtų daryti, įsivesti praktiką, nes gali būti, kad šitie metai tokį vieną iššūkį metą, kitą. Ir kad tiesiog lengviau galėtumėte visame tame būti ir laviruoti, patartina turėti kažkokią praktiką, kur padėtų nusiraminti, susigaudyti savyje. Tai va, bet šitie metai tikrai duoda tokį pokytį ir vaivorykštė, kai pamatau kortose vaivorykštė, visada man toks jausmas, kad tarsi išsipildo kažkas, ko jūs tikrai giliai širdeliai norite. Galbūt nebūtent tai, ko norite, bet tas, kas jums tikrai suteiktų laimę ir pasitenkinimą. Tai va, šie metai atrodo irgi tokių staigmenų pateiks, kas liečia svajonių pildymasi, kur galvojat, gal nėra šansų ar kažko, pasirodo tie šansai ir yra ir visada buvo, bet gal dėl to, kad nematėte jų ir jais nepasinaudojote, nes tas matymo kampas galbūt buvo kitoks, ne? Tai dabar pasižiūrim bendrąją metų energiją. Ką galiu papasakoti dar jums, o tada eisime į atskiras gyvenimo sritis. Gerai, turime užuojautą ir turime smagumą. Ir vėlgi kažkokios spalvos lyg panašios, ar ne? Vyrauja tokia oranžinė, gelsva, rusva. Smagumas. Tai išduoda irgi, kad šie metai duos smagumo, duos tokio galbūt laisvalaikio daugiau, gal irgi kelionių, užsiėmimų, hobių. Toks jausmas, šitie metai irgi bus toksai visai geras derinys tarp smagumo, laisvalaikio ir savo kažkokio tai poreikio realizavimo ir tarp atsakomybių ir visų kitų panašių dalykų. Ir užuojauta sako, kad šiemet turbūt irgi tas kampas naujas, iš kurio į save pasižiūrėsite, tai bus, kad daugiau savo užuojautos pajausite, nespausite taip savęs, viską čia būtinai spėti, pasidaryti, jau ten aišku būtinai tobulai ir tais terminais jau čia kur reikia. Atrodo, jaučiu, nebenorėsite tilpti būtent taip į kažkokį įvaizdį, kažkokį tai reikalavimą, turbūt tą, kurį pats savo prisigalvojate. Ir paleisit vadeles iš tos pusės, kad tiesiog leidžiate savo būti kaip leidžiate. Ir jeigu kažkas gaunasi kaip norite, puikiai, šaunuoliai, jeigu nesigauna, jausdami savo užuojautą ir tokią draugystę ir pagarbą, suprantat, nesigavo, vadinasi, gal, nelaikas, gal ne tas, gal vėliau, ne? Ir nenusimušate savo, kaip sakant, tikėjimo savimi dėl to, kad galbūt kažkas iš karto nepasiseka. Kaip tik jaučiu, kad tada imate, gal netgi pasinaudojate tą tarsi nesėkmę ir ją transformuojate į pamoką, į galimybę patobulėti ir pasimokyti. Tai tokie, matau, kad labai su savim, susitvarkot vidinį ryšį ir vidinę harmoniją ir jaučiu tokią labai gerą teigiamą energiją nuo jūsų, tai tikėkime, taip ir bus. Tai dabar pasižiūrime į atskiras gyvenimo sritis, kas jūsų laukia. Pirma, užkabinsime meilę, santykius, ir kitokius santykius ir tada pažiūrėsim darbą, pinigus, o baigsime su asmeniniu augimu bei sveikata. Gerai, žiūrime dabar santykiai, tiek romaniai, tiek neromaniai, ką galiu pasakyti šitai grupiai, kurie pasirinko realius. Ir daugiau kalbant apie darbą, pinigus ir emocinę sveikatą, gerovę. Gerai, žiūrime. O, wow, super. Čia erelis ir čia erelis. Erelis man yra toksai, suprantat, paukštis, kur kaip dangaus liūtas, ne? Visiems aišku, kad jisai yra stiprus. Visiems aišku, kad jisai yra protingas. Visiems aišku, kad nenorim su juo sukovoti, ne? Ir kartu jis kelia tokią pagarbą. Tai vat jūs, atrodo, spinduliuosit kitais metais tą tokį, tokią pagarbą, net ir gal pats savo, tada aišku ir kitiems žmonėms, per kitus žmonės,
tarsi kiti žmonės galbūt netgi dažniau jūs kreipsis gal patarimo, gal pagalbos, gal tapsite tuo žmogumi, kuris iš tikrųjų, nu, tampa autoritetu, gal net mokytojų, patarėjų kitiems. Bet kokiu atveju tarsi jūsų autoritetas ir statusas kitais metais, tai yra šiais metais kyla. Ir 9 taurės, jeigu kalbant apie romantinius santykius, tai sako, kad iš tikrųjų santykiams tai aukso amžius. Tie, kas turite romantinius santykius, santykiai tvirtėja. Galbūt netgi jeigu nesate susituokę, tai nusimato tuokimasis arba kažkoks santykių vis tik tais įtvirtinimas. Tie, kas yra vieniši, su noru išsipildymo korta, mes matom, kad gaunate tai, ko norite, gaunate pažinti, gaunate pasiūlymą, gaunate jausmą, kurio laukiate ir kad galite tą santykį per metus paauginti iki tokio labai gražaus ir darnaus. Tai žodžiu, su romantiniais santykiais, nu, kažkas tai wow turėtų būti, bet ir apskritai, kalbant apie kitus santykius jūsų gyvenime, toksai matau, kad iš tikrųjų jūsų svarba prieš save patį ir prieš kitus žmonės paauga, bet ta labai gražia tokia prasme. Kad net jeigu ir tarsi būsite žmogus, į kurį kiti dažniau kreipsis pagalbos, bet tai nebus, kad iš jūsų kažkaip sunks jėgas ar kad užlips ant galvos, jūs irgi sugebėsite pasistatyti ribas ten, kur reikia, bet išlaikant va tą savo tokį, netgi sakyčiau, karališkumą kitų žmonių atžvilgių. Tai nu šaunuoliai ir tai irgi išduoda, kad vis tik irgi matyt darote kažką, dirbate su savimi arba darysite, kas duos labai gerą tokį kaip ir bonusą, kas liečia jūsų įvaizdį ir dar svarbiau, kaip pats save vertinate santykėje su kitais. Ir dar matau irgi, kad bendraudamas su kitais tapsite labiau pasitikinti savimi. Nebijosite pasakyti, ką iš tikrųjų galvojate. Nebijosite pasakyti savo nuomonę ir dėl to tapsite netgi dar įdomesnis ir vertingesnis santykėje su kitais žmonėmis. Nu, žiūrime, kas dabar laukia jūsų darbe ir piniguose. Darbe ir piniguose sako, kad laukiam, tikėjomės, laistėm savo sodelį, gal nelabai ten davė mums kažkokių tais vaisių, nu, bet po truputį lyg davė. Ir tada žiūrim, kitų metų vasarą greičiausiai mes matom labai gražią realizaciją kažkokio ilgai brandinto projekto. Čia aš kalbu toksai, nu, kad, nu, jeigu turit verslą, tarkim, ne, ir darėt, bandėt, ir galų gale, va čia vasarą matot, kad vis tik tais ne pro šoną, kad vis tik tais pasiteisina. Jeigu darbe, tarkim, ar ne, turėt kažkokį projektą, tikslą ar užduoti ir irgi darėt ir brandinot ir galvojat, kaip čia kas, irgi žiūrit kitais metais, kad vis tik gaunasi. Tai žodžiu, visi tokie projektai, kas susiję su darbu, pinigais, su realizacija, kam reikėjo tarsi ilgesnio pasimarinavimo ir palaistymo ir ką galbūt brandinot, nu, ne vienerius metus, šie metai yra tie metai, kada rezultatus matome, ypatingai vasaros laikotarpiu. Su pinigais aš matau pastovų reguliarų kilimą į viršų, duobių jokių krizių, bankruotų tikrai nematau, viskas tik į gerą ir vasara bus toksai laikas, kada gal ženkliau pakils finansai ir kada suprasit, kad wow, iš tikrųjų veikia tai, ką darau. Nu, iš tikrųjų irgi labai viskas tvarkoja. Gerai, žiūrim dabar paskutinę temą, emocinis psichologinis augimas. Išlaisvėjat, pralaisvėjat iš tos pusės, kad leidžiat savo daugiau keliauti, pakilti, pamatyti, ar ne? Gal iš tikrųjų kelionės lėktuvu aktualios šiais metais. Ir šiaip kelionės, kur būtų į kitokią kultūrą, į kitokį klimatą, su kitokiais žmonėmis, arba į tuos kraštus, kur tiesiog dar nebuvot, gali būti labai aktualu ir tam labai palankus yra vasaros laikotarpis taip pat. Ir kas liečia jūsų psichologinę, emocinę sveikatą, irgi toks ateina ties metų viduriu, labiau gal ties 4-6 mėnesių, toksai irgi atsipalaidavimas, tarsi, nu, atsipalaidavimas iš tos pusės, kad jaučiu, kad nusimenat kažkokią perfekcionisto kaukę, kažkokią naštą ir suprantat, kad, nu, gerai tiek, kiek padarau ir sugebat pasidžiaugti tuo, ko iš tikrųjų esate. Galbūt iš tikrųjų apie 4 metų mėnesį arba vasarą atsiras priežastis kažkokiai šventijai. Nu, gal vedybos, gal krikštynos, gal kažkas tokio, ne? Bet gali būti. Jeigu apie fizinę sveikatą kalbam, matau tokį jėgų antplūdį, ypatingai šiltuoju sezonu atsigaunat, jėgos grįžta, toks netgi atjaunėjimas jaučiasi ir žodžiu, irgi jaučiatės labai gerai, sakyčiau. Nu tai va, tai metai, ką mes matom? Šitie metai duoda smagumą kitokioj formoj,
smagumą iš tos pusės, kad galų gali išmokstat, kaip atsipalaiduoti, kaip džiaugtis, kaip gyventi ir smagumą, malonumą, pramogas, džiaugsmą įsivedat kaip būtinybę. Ta prasme, kad tai irgi patampa jūsų tikslas ir prioritetas ir nuo to gaunate tik tais dar daugiau sėkmės ir kitose gyvenimo srityse, santykiuose bei darbe ir piniguose. Ačiū, kad esat, ačiū, kad žiūrit, primenu, kad galite užsisakyti ir mėnesinę prenumeratą ir taip pat asmeninius būrimus parašydami elektroniniu paštu. Ačiū, iki. Labas, tie, kas pasirinko šitą mielą stiliuką, man jis toks mielas. Ir tas mielumas ir gerumas ir yra raktas jūsų šiais metais turbūt į tiesiog į tą gyvenimą, kurio norite. Tai nereiškia, kad dabar leiskim kitiem lipti ant galvos ir čia dabar kiti žmonės yra prioritetas. Ne, jūs esat prioritetas savo gyvenimus. Niekam neleidžiat lipti ant galvos, jeigu lipa spirėt su kanopanu ir viskas. Perkelne prasme, žinoma, bet vis tik po šitą kortą parašyta, kad laikyk savo širdį atvirą. Tai tas atvirumas ir tikėjimas ir pasitikėjimas ir toks, jeigu veda mane širdelė bendrauti su tuo žmogumi, bendrauju. Jeigu veda mane širdelė dirbti tą darbą, dirbu, ne? Jeigu veda širdelė keliauti ten ir ten keliauju. Toks, viskas turi susieiti per filtrą, per jūsų širdį. Jeigu protas turi kažkokį projektą, dabar būtų čia faina, pasidaryti tą ir tą, pasitikrinat, ar širdeliai to tikrai reikia, ar čia jūsų širdies noras, jeigu taip, valio, varom, darom. Jeigu ne, pasieškom kažko, kas būtų arčiau jūsų širdies. Visi projektai, santykiai, tikslai, planai, ne? Kas bus suderinta su jūsų širdim ir bus siekiama nuoširdžiai. Sąžiningai, tas pasiteisins. Jeigu tik bandysit kažkur nusukti kampą, sugudrauti, labiau paskaičiuoti ir pažiūrėti praktiškai, o ne tai, apie ką kalba jūsų širdelė ir jausmas, panašu, kad tie projektai gali nepaeiti. Tai šiemet jūsų kaip ir tikslas gaunasi ir turbūt ir gausis tas, suvesti širdį ir protą, kad jie būtų tandemas, komanda. Ir kad protas būtų pajungtas, jo pagrindinės tikslas, kad būtų pasižiūrėti, paskaičiuoti, kaip būtų galima realizuoti jūsų širdies norus. Tai žiūrim, dabar paimsim porą kortų pradžiai apie bendrąją metų energiją 2025 ir tada pasižiūrėsim atskiras gyvenimo sritis. Tai gerai, tai bendroji metų energija, ką galiu pasakyti? Prie asiliuko. Taip, širdies apsauga geras, ne? Čia yra kalbama apie tai, kad reikia širdį atverti ir ją vadovautis. Ir čia taip pat mes turime širdies apsaugą. O kita korta, kas sako, išsivalymas. Aha. Kad mes galėtumėm širdelę pasitikėti ir iš vis girdėti tą savo širdį ir savo vidinį balsą, ne? Mūsų sufleruoja, kad reikalingas yra tam tikras vis tik tais vidinis išsivalymas. Vidinis, pagydymas tam tikrų mūsų vidinių blokų, baimių, kompleksiukų. Pasižiūrėkime irgi, gal verta pasieškoti būdo, kaip būtų galima padėti savo dirbti su savimi emociškai, psichologiškai, dvasiškai, psichoterapija, meditacija ir dar daugybė būdų, ne? Gal kažkas kažkuo jau ir užsiimate. Jeigu užsiimate, patarimas pakapstyti giliau. Vis tik tais juoda spalva sako, kad, reikėtų pakapstyti giliau. Nebijot pasižiūrėti ten, kur labiausiai skauda. Kodėl ta širdelė bijo atsiverti, kodėl ta širdelė bijo pasitikėti, ne? Kodėl geriau būti protingu, o ne gerai širdžiu? Kodėl? Pasigilinam, kas čia, ar vaikystė, ar paauglystė, ar meilės, kažkokios traumos, ar kas, ne? Išsikapstom, pažliumbė mane, bet po to susitvarkom su tuo ir kaip gera ant širdies. Toks jausmas, kad jūsų širdelė gali tokį jausti sunkumą, kad tarsi sunku jai, tarsi akmuo ant jos ir dėl to negalite atsiverti. Dėl to yra, kad tas akmuo iš tikrųjų ten juodas, murzinas, pavidalė traumos baimės komplekso. Pasigydote, keliaujam toliau. Ir tada matom, kad kai atveriat širdį, netgi man ateina intuityviai toks jausmas, patampat iš tikrųjų puikūs manifestuotojai. Jūs ir dabar tokie esate, bet nepanaudojate to talentų, jūs tarsi miegantis galbūt. Bet kai atveriat širdį, išsivalot ir nusiima tos akmenis, bent jau tą vieną didelę, ne? Širdelė atsiveria ir tada daug lengviau prisitraukėte tai, kas jums yra skirta ir kas jūs daro laimingus. Tai šiemet jūsų pagrindinis tikslas susitvarkyti su baimėm, traumom, kompleksais, kurie ant širdelės guli ir trukdo jai kvėpuoti ir plakti ir rodyti jums kryptį.
Ir tada treniruoti, kaip tą širdį girdėti ir kaip ją pasikliauti ir kaip padaryti, kad protas nebetrukdytų širdžiai, o būtų jos pagalbininkas ir geriausias draugas. Gerai, tai dabar keliaujam per atskiras gyvenimo sritis ir pasižiūrim, kas jūsų laukia. Tai pirmą pasižiūrėsim į santykius, į meilę, ir, nebūtinai į meilę, tada darbas, pinigai ir tada sveikata psichologinė, fizinė, emocinė. Kortus čia kažkaip kritinėja, ką čia dabar norim pasakyti. Tokia nerami energija, lygtais laukiat kažko, lygtais žinot, kad kažkas bus gero šiais metais, bet dar neaišku, ir toks kažkoks jaučiu tokį spirgėjimą, ne? Bet tas spirgėjimas teigiamas ir vėl kortus verčias. Gerai, tai dabar prašau kortų. Surimtėjam. Santykiai, romantiniai, neromantiniai. Pinigai, darbai, realizacija, projektai ir taip toliau. Ir savijauta. Gerai. Tokia pauzės metai. Energija yra tokia, kad pauzės metai, tai sakau tą, ką matau. Aišku, čia už gryną pinigą galim ir nepriimti. Žinoma, visada kritiškai žiūri mane, savo gyvenimą kuriam patys. Bet pauzės metai, ko nesitikėjote, kaip ir gal nori čia, kad greičiau tie santykiai būtų, ypatingai, kad pas ką nėra tų santykių dabar, ne? Bet matau pauzės metus, kad santykiai tikrai ne prioritetas šiemet, per niekur. Tie, kas turi santykius, kaip ir tiesiog arba tie santykiai ramiai ant automatinio režimo jie pragyvens, o gal ir nepragyvens. Toks kažkaip yra, pasitikslinam, gerai, kas čia yra, ypatingai su tais, kurie gal turi santykius, kągi čia rodo, nes yra energija tokia, kad kažkas netikėto atsitiks, ko nelaukėt, apie ką mes čia kalbam, tie, kurie turi santykius, pasitikslinam. Ne, jeigu turit santykių, skyrybų nematau. Viskas gerai einasi. Dabar aš supratau. Kas turit santykius, gali būti iš tokio ramumo. Gyvenot ramiai. Ir staiga žiūrit neplanuotai kažkas. Vaikas neplanuotas. Neplanuotai reikia ką nors ten keisti dėl gyvenamos vietos. Neplanuotai reikia ten ką nors tvarkyti santykyje, kažkokią tai problemą, kur galvojat praslysit iki gyvenimo galo. Toks. Bet tai veda į tobulėjimą, į progresą ir į naują, šviežią, tokią netgi skaičiau santykių pradžią. Tai kas turit santykius ir pastovius, sakyčiau, kad viskas iš tokio, gal sakyčiau, komforto zonos labiau juda į proveržį ir į netikėtumą, ypatingai kas liečia šeimos prasiplėtimą. Tai jeigu nenorite vaikelio, pasižiūrėkite, pasisaugokit. Jeigu norit, tai tiesiog toks jausmas, kad gali būti netgi per daug ir nesistengiant. Dabar grįžtant prie tų, kas vieniši. Vis tik tais taip, kaip ir sakiau, nematau aš santykio, toks, kaip sakiau, pauzės metai kažkokie, nes matau, kad ne apie santykį dabar yra klausimas yra apie tai, kad jums negali santykis jūsų gyvenimą ateiti, nes yra baimės traumos kompleksas ir labai čia stiprios. Čia jūs suvokėt, kad yra, matot, žinot, bijau to ir to, bet nelabai noriu kažką su tuo daryti, tai ar darysit ar ne, čia jūsų yra. Aš nematau, kad labai kažką bando daryti, bet čia gal ateina tas, kad irgi sritis gyja, kai gydot savo tą sužeistą širdelę. Gal tas akmuo, gal iš meilės santykių tada kažkokių ar ne guli. Bet žodžiu, vis tiek, patarimas būtų iš kažkurio kampo, ar pro meilę, ar pro pasitikėjimą savimi, ar per savivertę, ar per kažką tokio, ne? Bet vis tiek prieiti prie pagydymo širdelės ir panašu, kad kuo labiau gydote širdį, tuo labiau gyja ir jūsų galimybę, sukurti sėkmingus santykius. Bet šiais metais, kad sukūrėte, dar nematau. Toks geriausias atvejis, kad gal atsiverėte tarsi tai galimybei, bet kol kas dar tarsi ir nelaikas. Tai geriau skirti tie, kas vieniši, laiką darbui su savimi, tie, kas turi porą, sakau, gali būti tokių netikėtų, tarsi iš niekur pasikeitimų. Gal pasipirš netikėtai, gal neštumas, ar kažkas tokio, bet sako, kad jūs tai teigiamai priimsit ir kad viskas pasirodo tik tais į gerą. Gerai, keliaujam dabar
prie darbo ir pinigų. Darbas ir pinigai irgi pasikeitimai. Nu, jūs tokie pasikeitimo metuose ir tokie iš tikrųjų žmonės labai pasiryžę netgi pasikeitimų, nors dabar gal taip ir negalvojat. Įtariu, kad asiliuką pasirinko tie žmonės, kurie dabar norėtų tokio ramių metų, nieko čia per daug, gal stengtis, nu tiesiog gal biškį prakimarinsiu, Ole pasirodo visai ne. Kaip tik asiliukas duoda tavo tokį, netgi sakyčiau, drąsą išspirti iš gyvenimo, kas nėra naudinga, ir iš tikrųjų pasidaryti vietą. Va šie metai yra apie vietos pasidarimą, tiek santykiuose, tiek savo viduje, ar ne, tiek psichologijoje, tiek pasirodo ir darbe ir piniguose, pasidaryti vietą tiem dalykam, kurie tikrai jūsų, išspirti tai, kas ne jūsų, kad galbūt dar kitais metais, nu gal ir šiais dar spėtų ateiti tie, kas yra jūsų skirti. Reikia keisti kažką su darbu, jeigu nekeisi, tai pasikeis pats. Nu, toks jausmas per kažkokias išorinės aplinkybės, kurios gal nebus labai malonios jums, bet čia aš pokytį tikrai matau darbe. Geroji žinia yra ta, kad tas pokytis yra absoliučiai reikalingas ir absoliučiai laiku, bėda ta, kad gal, nu, nesijausite jam labai pasiruošę, bet kadangi žinote iš anksto, galite jau po truputį pradėti, ne, ruoštis. Pasikeitimas, nu tai kas, išėjimas iš darbo, atleidimas iš darbo, pabėgimas iš darbo, ar kažkokios kitos aplinkybės, kurios tarsi, nu, priverčia jūs išoriškai pakeisti darbo kryptį. Bet tai nėra, kad jos priverčia, jos tiesiog jūs pastumi, nu, padaryti tai, ką jūs iš tikrųjų širdį nori, tarsi suteikia jums išoriškai dar daugiau drąsos tokios, pakaupia jūsų rezervą, pastumi jūs, nu, padaryti tai, ką reikia padaryti. Drįsčiau tai, kad metai tokie dvi dalis gal dalinasi. Vėlgi pirmas etapas, kada teks susitvarkyti su to faktu, kad keičiasi darbe reikalai, kad reikia pradėti kažką naujo, kad negrįžtamai pasibaigia vienas darbinis etapas ir prasideda kitas. Bet su šitu riteriu drąsiu, tai jūs pradėsit ir nesižvalgysite atgal. Toks, pažiūrėkim, kada maždaug mes tą tokį pasikeitimą, kada maždaug metų laikotarpyje galime matyti. Labiau galbūt į metų pabaigą, ruduo, nuo 8 mėnesio ir tada jau ruduo, kada mes iš tikrųjų galime matyti tą tokį naują darbą, naują pajamų šaltinį, naują tikslą, naują projektą ir čia viskas sekasi puikiai, jūs ganėtinai greit įsivažiuojat, pinigai pradeda irgi ateiti stabiliai, tai viskas bus tvarkoj, bet čia labiau apie antrą metų pusę. Pirmoje metų pusėje matau tokį pasinervavimą, pastresavimą, tų pinigų gal nėra tiek, kiek norite, bet čia ir yra dėl to, kad dabar aš dar labiau suprantu, dėl ko išspiria jūs gyvenimas iš tų sąlygų, kuriuose esate, ar iš tų darbų, ar iš tų gal tikslų. Nes, nu, tiesiog jūsų tikslai per maži jums, jūs netgi jeigu tęsite tai, ką darote, arba to formą, kurią darote, nu, neužsidirbsite tiek, kiek norite ir nebusite toks laimingas, kaip norite. Tai dėl to pirmoji metų pusė, įtariu iki 5 mėnesio kažkur atsitinka stiprus pokytis, dėl ko biški šokas ir gal truputėlį tų pajamų tuo metu ir mažiau, bet greit atsigaunat. Keli mėnesiai ir žiūrim, kad jūs vėl stovit, dirbat ir stengiatės ir darote. Dar tokia specifinė gal informacija. Gal ne visiems, bet gali būti, kad jūs iš samdomo darbo išeinate dirbti ant savęs, nes turite iš tikrųjų kažkokį tai talentą, gebėjimą, kur pats tiesiog ant savęs su individualia veikla, su savo verslu, tarkim, mane kažką tai darot ir kad jums tai labai patinka ir atsigaunat ir žiūrit, va, kodėl aš apie tai nepagalvojau anksčiau. Tai iš nemalonios situacijos, tarsi pro rakto skylutę išstumė jūs, sulaužo, bet jūs atsigaunat, pasveikstat ir gimsta naujos galimybės, nauji pinigai ir nauja realizacija darbe šituose metuose. Nu, tai sakyčiau, galingi metai, ne? Nu, ir dabar pasižiūrime paskutinę sritį. Jo, irgi, nuo 5 lazdų, nuo sumišimo vidinio konflikto mes einam prie ramybės, prie autoriteto, prie pasitikėjimo savimi. Lazdų karalius yra charizma, talentas, drąsa, gudrumas, nu, žodžiu, viskas. Tai gali būti, vat, irgi tas, kad jūs iš tokio dar baikštaus gyvūnėlio, iš tokio, kur pastums ten eisiu, kur bautagėlis duos, ten ir josiu, ne? Toksai iš tokio, kur, ai, čia geriau prisitaikysiu, nes ką čia aš dabar išsišoksiu, žinot. Svarbu tiesiog būti čia tokiu sukalbamu ir mielu ir tada jau viskas bus gerai. Suprantat, kad ta komforto zona, jinai, nu, tik kažkiek gali padėti. Anksčiau ar vėliau išlipti iš jos reikia. Ir tada, kai biščiukas sukovojat su savimi ir
ir padirbat ties širdelė ir jos gydymu, suprantat, kad wow, aš tiesiog karališkas gyvūnas, aš vat liūtas pasirodo, ką noriu, tą darau. Toksai, aišku, aš gal hiperbolizuoju, ne, bet va toj srity, kur atrodo šiuo metu, nepasitikit savimi ir atrodo, aš toks mažas ir kaip čia bus, žodžiu, trauksiu vežimą ten, kur lieps, ne? Tai tas požiūris keičiasi labai galingai pavasarį, vasarą, sakau, apie 5 mėnesį toks lūžis pas jūs būna, kada suprantat, kad viskas, nebegaliu taip ir keičiatės. Ir pražįsta tada jūsų nauja ta liūtiška versija ir randat kryptis savo viduje ir ypatingai darbe realizacijų, kur anksčiau net nepagalvojot. Ir viskas pasisuka šiais metais, ta linkme, kur net dabar net negalvojat, net nesvajojat, net tokių tikslų ir projektų iš vis net neturit. Vat man toks jausmas. Tai pagrinde, ką mes turim, šie metai duoda didelį asmenybinį tobulėjimą, vidinį pagijimą nuo tam tikrų blokų traumų, kas tada verčiasi į sėkmę ir didelius, netgi drastiškus pokyčius darbe ir karjeroje. O su santykiais turbūt, sakau, tie, kas turi santyki staigmenos, turbūt irgi antroji metų daly, bet teigiamos, tie, kas neturi santykio, ne jam dar laikas, kol kas dar tiesiog gyvenam ir dirbam su savim. Tai va, ačiū, kad žiūrit, primenu, kad galite užsakyti ir asmeninius būrimus, bei, kaip jau minėjau, ir mėnesinę prenumeratą, parašykit man elektroniniu paštu. Ačiū, iki.